Sveiki visi, su jumis esu aš, Zita Baskienė ir konsultavimo centras Matrica. Ir šiandien noriu labai pasidžiaugti tokiu labai retu atveju, kuomet žmogus nori greičiau pabaigti konsultaciją. Ne dėl to, kad jam buvo neįdomu, o dėl to, kad jis nekantrauja pradėti. Tai galbūt net pirmas buvo toks kartas per 8 metus mano praktikos, kai žmogus tiesiog netelpa kailyje, kaip nori greitai pradėti veikti. Tai priminsiu, kad čia mes padedame žmogui žydėti. Ieškome priežasčių ir programinių nustatymų, kurie veda į žydėjimą ir kurie uždaro kelius tam žydėjimui. Tie taškai ir situacijos kaskart kitokie priklausomai nuo to, kokiame amžiuje mes esam. Ir priklauso nuo to, ką iki šito taško sprendėm, į kurią pusę sukom ir padarėm. Ir visą tai mes aiškiai matom. Tai mano praktikoje moteris konsultacijoje iš 4 dažnio, vibracinio dažnio, siela labai brandi. Kas išskirtinio, tai kad ji nė karto negrįžusi matricoje, toks, žinot, kaip sakoma, vadinamas pirmūnas, kuris eina teisingai, žino kelius, remiasi tinkamom turbūt moralės normom arba vadovaujasi tinkamų pamatų, todėl negrįžusi matricoje, bet karminiai dalykai yra susijęs su vaikais. Dažnai žmonės gimsta 3 dieną ir jų užduotys yra rūpintis vaikais todėl, kad praeityje pasąmonėje yra užrašytos su tuo susijusios klaidos arba blogi žingsniai, kurie atnešė kažkam žalos, kažkam iš vaikų. Todėl dažnai, kai mes nuo pat jaunumės pradedam eiti į kryptis, tarkim šiuo atveju rūpintis vaikais, mes nuo jaunumės pradedam savo kelią lengvinti, nes valom tai, ką pridirbom. Tai tiesiog visada, ką daviau, tą ir gaunu ir atvirkščiai, ką gavau, tą turiu atiduoti. Tai moteris 40 kode, vibraciniam 4 dažnį, visas gyvenimas iki tol ėjo kaip ėjo, bet brandoje štai jinai jaučiasi, kad kažkas nevyksta, lyg kas turėtų vykti, kažkoks lyg sąstingis, kažkaip lyg tokie dalykai, ar ne, kur aš nesijaučiu, kad eičiau, aš jaučiuosi lyg stapteliu ir nežinau, ką man daryti. Tai karminis jos momentas su vaikais. Toliau. Kelią į pašaukimą atidaro tas pats ženklas. Vaikų trejetas. Reiškia, per visas sritis su vaikais, kurias mes eisime, bus tinkamesni ir greitesni pasiekimai ir jie eis jums į naudą. Kelią uždaro moters skaičiavimuose 5. 5 tai yra stereotipinis mąstymas. Jeigu šis skaičius atsiranda kelio uždarimo ženkle, reiškia negatyvi arba minusinė jo traktuoti uždarys kelius. Tai reiškia, jeigu stereotipiškai žiūrėsit į gyvenimą arba apribosit savo laisvę arba gyvenimą kažkokiais standartais ir nesugebėsit iš jų išeiti ir visada būsit nuo kažko priklausomas. Va tai yra 5 minusas. Ir moteriai skaičiavimuose tai uždaro kelią. Moters socialinė užduotis 10. Pastatyti finansus. Bet kadangi kodas jau ne 3 finansų dažnio 4, reiškia, finansus pastatyti reikia per kūrybą, atnešant savo kūrybinį kelią, potencialą, matymą arba kūrybinį kažkokį produktą ir per jį ateiti į finansus, o ne paprastai per kažkaip perkamą ar parduodamą prekę. Tai labai sėkminga 3 dažnyje, kai mes nežiūrint į kūrybą, galim uždirbti finansus ir turim uždirbti finansus. Tai moters tas kodas įpareigoja per kūrybą pastatyti finansus ir atnešti į savo, kadangi matricos šaka yra 1, kuri remiasi į protėvius, reiškia įrašyti į protėvių arba giminės liniją informacinę savo eilutę, tai yra palikti savo sugalvotą arba padarytą kažkokį kūrinį arba veiklą, nepaveldėtą ar ne, kas būtų galbūt 1 dažnyje, bet kūrybiškai jau sukurtą savo. Ir moteris ateina ir mes su ja kalbam ir
šiandien dienai jai yra 58 metai. O tas taškas, kuriame ji turėjo šitą virsmą padaryti, buvo 53. Aišku, kodėl ji blogai jaučiasi, nes 53 buvo taškas. Grafikas turėjo kilti. Ji to sprendimo nepadarė ir ji lyg pririšta jaučiasi. Ir todėl ateina ieškoti atsakymų. Ir mes šiandien dienai pralaimim, ar ne, tik kelis metus, 5 metus. Bet sekantis taškas 66, jeigu iki to laiko mes nepadarysim tam tikrų žingsnių gyvenime, pradės mesti žemyn. Ta mes matom aiškiai grafikuose ir visiškai aiškiai galim pasakyti, kas bus, jeigu eisim taip ir kas bus, jeigu eisim taip. Tai moteris šiek tiek papasakoja apie save ir įsivaizduojat, mes kalbam, kad jinai šiaip pagal savo duomenis turi labai daug namų amatų ženklo. Tai yra siuvimo, dizainavimo, kruopštumo, rankdarbių. Vat visa tai jo ženklė dėl to, kad datoje 2 šešetai. Ir datoje verčiant į seną kinų kalendorių yra 3 šešetai. Tai yra tiesiog tokia didžiulė dozė to, kad jeigu to neišleisti į kūrybą ir į darbus, tai tas ženklas virsta tokiu namų tirono ženklu, kai mes visus kontroliuojam. Ir tai yra minusinė jo forma. Skaičiaus mes nepakeisim, jis yra, bet mes galim veikti jo pliusiniai formai arba minusiniai. Kaip ir matematikoje, eina į viršų pliusas, žemyn eina minusas. Viskas taip pat ir žmogaus vibrodinamikoje. Todėl tas potencialas labai didžiulis ir kai moteris pamato, kad jos ateina per vaikams, ar ne, mes kalbam per vaikus, per ryšius arba per kūrybinius dalykus, orientuojantis per vaikų, tarkim, kažkokius dalykus, ateina kelias į pašaukimą, jis sako, aš labai mielai ir labai gražiai siuvu anūkams rūbus. Ji viską daro, bet daro tam mažam lygmenį, ką turėjo daryti, kai buvo pati mama jauna. Tai buvo tas etapas tam ir skirtas. Bet kai moteris jau 4 dažnyje vibraciniam, ji jau turi turėti savo galbūt dizaino liniją vaikiškų rūbelių. Gal jis šiaip turi turėti parduotuvę vaikiškų rūbelių. Nes priešingų atveju jie labai susisiaurina tą savo didžiulį talentą ir potencialą. Nes vienam vaikui mes negalim pasiūti spintos rūbų, nes mes jį sugadinsim. O tas mūsų talentas arba gebėjimas, kas mums duota iš aukščių, jis turi jau tam 4 vibraciniam dažnį išeiti į plačią viešumą. Todėl moteris, aišku, aš papasakau tik kruopelytę tos konsultacijos, bet visą tai žinodama ir matydama, aš jau mačiau, jinai net nenorėjo toliau kalbėti, nes jos mintyse jau senai buvo turbūt viskas sustatyta ir reikėjo kažkokios vizualizacijos. Prieš akis turiu, kiekvienas mes gaunam tuos grafikus, jūs gaunat konsultacijų, kur viskas aišku pasidaro, jeigu tu žiūri į jį ir gali ant jo uždėti savo gyvenimo kelią. Todėl tada lengva būna patikėti ir suprasti patį mechanizmą, kaip jis veikia. Tai šiandien labai norėjau pasidžiaugti tą tokią pirmūnišką moterim. Akis šviesios, jeigu ji ir užstrigusi gyvenime, ji neliūdi, ji eina ieškoti atsakymų. Tai aš mums visiems linkiu žydėti ir sulig gyvenimo metais eiti į apimtį, jokių būdų ne į siaurumą. Ir tada viskas bus daug geriau. Tai ačiū Jums už Jūsų pasitikėjimą ir kuo geriausios sėkmės.